Leiskit man padaryti tokią trumpą įžangą laiško Galatams. Laiškas Galatams buvo parašytas tam, kad būtų apsaugota krikščionio laisvė, kurią krikščionis turi Kristuje. To laiško autorius yra apaštalas Paulius, kuris per savo pirmąją misinę kelionę keliavo po Galatijos provinciją, Romos imperijai ir steigė bažnyčias įvairiose miestuose. Ir šitas laiškas nėra skirtas vieno miesto gyventojams, bet yra visam regionui. Tai yra toks vadinamas keliaujantis laiškas. Laiškas, kurį turi perskaityti daug bažnyčių. Tai yra šiuolaikinė Turkija. Esat kas Turkijoje buvę? Tai va ten apaštalas Paulius keliavo po Turkiją dabartinę ir ateidavo į miestus, dažniausiai įeidavo į sinagogą, kur rinkdavosi žydai ir skelbdavo jiems, kad įstatymo išpildymas yra Kristus. Ir įsteigęs tas bažnyčias, jisai jautėsi tarsi tėvas visiems tiem žmonėms. Tai buvo žmonės, kurių gyvenimai buvo sugriauti, kurie gyveno tamsoj, nuodėmėj pavergti įvairiuose įpročiuose ir priklausomybėse. Ir apaštalas Paulius matė, kaip jie pažino Kristų, kaip Kristus apvalė jų sąžinę nuo kalties, kaip jie patyrė tą džiaugsmą, jie matė stebuklus, Dievas išgydė kai kuriuos iš jų fiziškai tiesiog pagydė, kai kurie atrado tą gyvenimo džiaugsmą, iš baimių išsivadavo. Ir Paulius labai džiūgavo. Bet praėjus kiek laiko į tas Galatijos bažnyčias atvyko žydai, kurie buvo įtikėję Kristų, bet skelbė, kad ką Paulius pasakoja, nėra viskas. Jūs įtikėjot Kristų, nuostabu, bet dabar jūs turitės laikytis Mozės įstatymo, turit visi būti apipjaustyti ir laikytis. Žinot, Mozės įstatyme buvo pasakyta ir ką valgyt, ko nevalgyt, kaip šabą švęsti, kaip su savo artimu bendrauti ir taip toliau. Ir sako, tam, kad jūs gyventumėt ir patiktumėt Dievui, jūs turit laikytis įstatymų. O ką Paulius skelbia, yra ne visiška tiesa. Ir jie kaltino Paulių, kad Paulius tarsi atskiedžia Evangeliją, padaro ją tokia lengva. Įsivaizduojate, eini pas nusidėjėlius ir sakai, patikėkit Kristum, jis apvalys jūsų sąžinę ir daugiau jums nieko nereikia daryti. Kaip? Nieko? Taip, nieko. Kaip tai nieko? Pasakyk, ką mums reikia daryti. Ne, nieko. Tiesiog gyvenkite dvasia. Kaip gyventi dvasia? Bendraukit su juo. Ir šventoji dvasia jūs mokys, kaip jūs turit gyventi. A tai palauk, o kaip reikia laikytisgi kažkokių nustatytų taisyklių? Ne. Ir šitie mokytojai atėjo, kaltino, kad čia Paulius ereziją skelbia ir gyvenimas šiaip per lengvas yra. Jeigu tu tikrai nori būti tikras tikintis, tai tu žiūrėk, kad bažnyčioje sėdėtum kiekvieną sekmadienį. Tu žiūrėk, kad tu pasimtum namuose tenais ir darytum tą ir tą ir tą. O Paulius sako, ne, gyvenkit dvasia. Ir jūs gyvensit daug tinkamiau Dievui, nes įstatymas negali jūsų išgelbėti. Ir šito laiško pagrindinės temos yra apaštališka valdžia, kur 1-2 skyriui Paulius tiesiog gina savo apaštalystę ir jos autentiškumą. Paskui jisai kalba apie laisvę nuo įstatymų, kad Kristus išlaisvina mus nuo įstatymų. Ir 3 daly, 5-6 skyriui, jis kalba, kad Kristus per savo dvasią mokina mus gyventi teisingą gyvenimą. Ne per įstatymą, bet per dvasią. Ar tu gali paklausti, kaip mums šitas laiškas tinka 21 amžiuje? Mes ne žydai, mes pagonis, bet pas mus jokie žydai neatvyko ir neliepė mums gyventi ten besilaikant kažkokių įstatymų, ar ne taip? Taip, manęs nieks nevertė eiti aukoti ten avinėlių, švęsti šabą nuo penktadienio vakaro, pasnikauti tam tikrom dienom, manęs nieks to nemokina. Bet principas tas, kaip mūsų visa esybė veikia, kad mes labai lengvai palendam po įstatymais arba po moraliniais įstatymais. Ir bažnyčiai, tu besilankydamas gali labai lengvai tapti toks žmogus, kuris laikosi raidės,
Ir jeigu kažkur suklysta, net nebeatpažindamas Kristaus malonės, gali pasitraukti nuo Kristaus ir bandyti savo jėgom gyventi tinkamą šventą gyvenimą. Ar yra tai buvę, kad jūs stengiatės gyventi krikščioniškai gerai? Yra kai kurie iš jūsų bandykite. Ne, aš tai net nebandau. Ne, aš galvoju, jeigu jūs į bažnyčią atėjot sekmadienį, tai greičiausiai bandėt. Antras klausimas. Ar yra buvę, kad jums nesisekė gyventi taip krikščioniškai, šventai, dorai? Ok. Tai turėjau dar vienas klausimas. Ką jūs darėte tada? Kaip jūs sprendėte tą problemą? Nuo naujų metų daugiau taip nesielgsiu kaip praeitais metais. Yra tai buvę? Nuo kito pirmadienio kelsiuos ryte, melsiuos. Yra tai buvę? Okay. Ir buvo, kad neišeina, ar ne? Tai jūs tą principą suprantat, aš manau, ir jis jums bus aktualus. Man jis yra labai aktualus. Taigi, eikim prie laiško Galatams. Padariau įžangą, nupaišiau tokią truputį paveikslėlį jums ir einam prie paties laiško. Pasakysiu jums, kad eisime truputį lėtai. Gerai? Nes galim studijuotis, kaip sakiau, šventą raštą greitai. Tai yra atsisėsti, per 15 minučių perskaityti visą laišką Galatams. Ir tu turėsi kažkokį vaizdą. Tai bus tas pats, kaip su reaktyviniu lėktuvu praskrist pro Klaipėdą kilometro aukštyje. Tai Manto gatvės tu nematysi. Bet tu tikrai Klaipėdą pamatysi. Sakyt, buvo Klaipėda. Skridau prieš pat jūrą, buvo Klaipėda. Bet aš norėčiau su jumis kartu pasivaikščioti Klaipėdos gatvėmis. Tai reiškia, mes įeisim į laišką Galatams ir kokį 12 savaičių per įeisim. Dar grįžtų prie to paties palyginimo. Skristi reaktyviniu lėktuvu yra nuostabu. Taip, praskrendi, sakai, buvo Klaipėda. Pamačiau Lietuvą, jūrą ir pamačiau ten Švediją, praskridau pro Skandinaviją kažkur. Nuostabu, greitis, viskas faina. Bet yra visai kitas būdas, kada tu įeini į Klaipėdą, užeini dar į kokią kavinę, su kažko kavos išgeri. Kitas pomėgis, jų nelabai galim jos lyginti. Tai yra kitokia kelionė. Tai jeigu aš dabar mokysiu ir mes neskrisim kažkokią vieną temą taip labai greitai, tai jūs būkit kantrus. Aš noriu, kad jūs nesijaustumėt visiškai kaip mokykloj, atsipalaiduotumėt, bet įtemptumėt irgi savo dėmesį, savo širdį ir klausytumėt, ką viešpats nori ko nori mus pamokyti. Nes aš galvoju, kad tai yra viena centrinių tokių rašto vietų, tai ką Paulius čia mokys. Ir tai yra aktualu kiekvienam iš mūsų. Taigi šiandien paskaitysim pirmas 5 eilutes. Pasiruošę? Pirmas skyrius, pirma eilutė. Paulius, apaštalas, ne iš žmonių ir ne per žmogų, bet per Jėzų Kristų ir jį prikėlus iš numirusių Dievo Tėvą. Ir kartu su manimi esantis broliai, Galatijos bažnyčioms. Malonė ir ramybė jums nuo Dievo Tėvo ir mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris atidavė save už mūsų nuodėmes, kad išgelbėtų mus nuo dabartinio blogo amžiaus pagal mūsų Dievo ir Tėvo valią, kuriam šlovė per amžių amžius. Aš norėčiau šiandieną uždėti akcentą ant 2 eilučių, tai yra 1 ir 4. Ir mes praleisim daugiau laiko 4 eilutėje. 1 eilutėje apaštalas Paulius sako, kad aš esu apaštalas ne iš žmonių ir ne per žmogų. Žodis apaštalas reiškia pasiųstasis. Reiškia, jis neša žinią, kuri nėra jo. Jeigu aš nešu savo žinią, aš negaliu būti apaštalas. Mano žinia tai yra Sauliaus žinia. Bet jeigu aš sakyčiau, esu Kristaus Jėzaus apaštalas, reiškia, žodžius, kuriuos aš pasakysiu, jie nėra mano, jie yra Kristaus. Ir čia yra viena nuo pat 1 eilutės. Jisai sako, kad žodžius, kuriuos jisai dabar perteikia, jis nėra autorius šitų žodžių. 12 eilutėje to paties skyriaus jis sako, kad aš negavau Evangelijos iš žmogaus
ir nebuvau jos išmokytas, bet gavau Jėzaus Kristaus apreiškimu. Tai reiškia, ne kitas žmogus, ne dar koks nors Steponas ar Petras atsisėdo ir mane pamokė, ir aš nesu Petro apaštalas, aš nesu Jono apaštalas, aš esu Jėzaus Kristaus apaštalas. Ir šiandien tau ir man tai reiškia viena, kad šitas laiškas yra daugiau nei Pauliaus žodžiai, tai yra Kristaus žodžiai mums. Ir jie kalba apie tai, kokia yra Evangelija. Ir šito žodžio patikimumą jisai įrodinės per 1 ir 2 skyrius. Bet labai svarbu atskirti. Dar dėl ko, kad kartais mes kaip žmonės nelabai sugebam atskirti, kur žinia atėjusi iš Dievo ir kur žinia atėjusi iš žmogaus. Kartais mes girdim žmogų, klausomės jo kaip Dievo, o kai skaitom šventą raštą, kritikuojam kaip kokį laikraštį. Ir kartais mūsų atskirimas galbūt ne visai tinkamas yra. Todėl svarbu iš tiesų įsigilinti į raštą, kad nebūtumėm lengvatikiai. Nes labai lengva būti lengvatikiu. Šiandien ypač labiau negu anksčiau, bent jau aš dabar tai pastebiu. Žmonės sako, skaičiau laikraštį. Internete buvo parašyta. Man per teliką sakė. Nesvarbu, ką sakė, jis net reklamą gali cituoti. Ir sako, per teliką sakė. Ir tiki. Mano žmona skaitė tokį straipsnį, tenais buvo, man atrodo, kalbama apie mitybą. Ir daktaras kažką sako ir yra daktaro citata. Bet kai pasigilino, iš kur tas daktaras yra kojų gydytojas. Vaizduojate, jam užmokėjus, sako, gal galėtum apie tai pasakyti. Jis reklamą ir sudalyvauja. Jis halatą užsidėjęs, bet jis yra net negydytojas. Ir jūs turbūt žinot, kad kai reklamuojami yra vaistai ir ten žmonės su halatais kalba, ten yra aktoriai. Jūs turbūt tai suprantat, kad negydytojai. Apie ką kalbu? Kad kartais mes patikim dėl to, kad matom per televiziją ar internete kažką paskaitom, bet kad mes įsigilintume. Ir Paulius čia sako, aš nenoriu, kad jūs būtumėt lengvatikiai, mano žinia yra suteikta man apreiškimu per Jėzų Kristų. Šitas žodis yra patikimas. Ir kai mes žiūrim į šį žodį, tai mes galim jį priimti kaip žodį skirtą mano sielos išganimui. Ir saugoti jo autentiškumą. Ir šventas raštas yra neprilygstamas dokumentas, istorinis šaltinis, joks kitas leidinys, jokia kita knyga pasaulyje neturi tokio patikimumo, nei istoriškai kalbant, nei psichologiškai kalbant apie žmogų, kaip jinai apibūdina, nei archeologiškai nėra patikimesnis knygos už šitą knygą. Ir dabar jūs manim galite patikėti, arba galite dar pasitikrinti ir paskaityti ir pasidomėti. Ir aš viliuosi, kad jūs tai padarysit. Kuriems tai yra nauja kelionė, noriu pasakyti, kad per ateinantį mėnesį, turbūt vasario mėnesį, mes turėsim alfa kursą, kuriame mes truputį nuodugniau, giliau studijuojam ir švento rašto patikimumą, ir krikščionišką tikėjimą. Taigi, krikščionis niekada neturėtų būti lengvatikis toks, arba aklą tikėjimą turintis. Mes viską galim ištirti. Taigi čia Paulius, jis pradeda nuo to, duoda jums pasveikinimą, dar sako, su manim ir kiti broliai kartu pritarė tai, ką aš jums rašau Galatijos bažnyčioms. Malonė ir ramybė, tai yra palankumas ir šalom, jeigu imti hebrajišką žodį, tokį visapusiškas gerbuvis, te būna jums nuo viešpaties Dievo ir nuo Jėzaus Kristaus. Ir 4 eilutė jisai iš karto pasako tokią Evangelijos esmę. 4 eilutė. Kad Kristus, kuris atidavė save už mūsų nuodėmes, kad išgelbėtų mus nuo dabartinio blogo amžiaus pagal mūsų Dievo ir Tėvo valią. Jėzus Kristus mirė ant kryžiaus su viena tokia priežastim, kad jis išgelbėtų mus iš dabartinio blogo amžiaus. Labai trumpai pakartosiu, daug ką žinom tai, bet Jėzus Kristus ant kryžiaus kabėjo tam, kad galėtų Dievas ant jo išlieti visą savo rūstybę. Dievo pyktis, neapykanta nuodėmei
buvo išlieta ne ant bet ko, bet ant jo mylimo sūnaus. Jis išliejo savo kerštą ir žiauriai Kristus buvo nukankintas ant kryžiaus, mirė baisia mirtimi. Ir jo kraujas, kuris buvo šventas ir vertingesnis už viso pasaulio auksą, nemirštantis žmogus, mirė ant kryžiaus, savo dvasia nuėjo ir buvo atskirtas nuo tėvo, kad sumokėtų va šitą baisią nuodėmės kainą. Jis tai padarė, kad būtų sutraukyti vergystės pančiai ir kad žmonės, kurie ateina ir patys negali niekaip išsivaduoti iš nuodėmės, negali tapti šventi, kad jie atėję pas Dievą galėtų teisėtai gauti atleidimą. Nes Dievas negali atleisti nuodėmės, jos nenubaudęs. Taip kaip ir mūsų teisingumo sistema, jeigu jinai visai neiškryps, niekada neturėtų ignoruoti neteisybės. Jeigu yra padarytas nusikaltimas, turi būti ir bausmė už tą padarytą nusikaltimą. Tai kad tu ir aš nekentėtumėm bausmės, galutinės bausmės, antrosios mirties, kad po mirties tu ir aš nebūtumėm atskirti nuo Dievo, Jėzus Kristus paėmė mūsų nuodėmes. Ir kalbant apie šitą amžių, kol mes dar čia gyvenam, 50-70 metų šitoj žemėj, jis sako, mirė už mūsų nuodėmes, kad išvaduotų mus nuo dabartinio blogo amžiaus. Taigi Jėzaus auka yra irgi galia, jėga, kuri išvaduoja mus iš šio dabartinio blogo amžiaus, kuris mus supa. Ir kai jis čia kalba apie amžių, jisai kalba apie laikmetį, kartais mes sakom, šiandieninė laikmečio dvasia, ar ne? Pasakom kažkokius žodžius. Prieš dabar krizė ką tik tokia praėjo, gal nepraėjo, daug kas sako, kad tebesitęs ir gal dar pagilės. Bet prieš tą krizę, pavyzdžiui, prieš 5 metus, ar jūs atsimenat apie tą materializmo lygį Lietuvoje? Kur žmonės taip tikėjo, kad viskas bus gerai, kad reikia tik užsidirbti, buvo kažkoks toks materializmo suaktyvėjimas. Ir būtų galim pasakyti, kad to laikmečio dvasia buvo, imk pinigus, pirk, ko reikia dabar, kiek tik daugiau ir ką geresnio ir didesnio. O kaip sumokėti, paskui pagalvosi. Bet tai buvo kaip masinė kažkokia psichozė. Bankai tai skatino, imkit, skolinkitės, be jokių finansinių patarėjų, tiesiog imk, verskis kaip tau patinka. Tai tokia vat amžiaus dvasia, bet kartais amžiaus dvasia būna, pavyzdžiui, blogis. Jeigu prieš antrą pasaulinį karą, kai Hitleris pradėjo skelbti vėlgi tą neapykantą žydams, buvo kažkokia kita amžiaus dvasia, buvo kiti dalykai, sukūrė tokį entuziazmą ir sakė, kad wow, žinai, aš jums darbą duosiu, ir Hitleris visiems darbą davė, nebuvo bedarbystės, tarp kitko ir Klaipėdai nebeliko bedarbystės, kai Hitleris čia kalbą pasakė ir vokiečiai davė lietuviam darbą, visi lietuviai plojo, kaip faina. Bet paskui su tuo atėjo ir kiti dalykai, bet buvo tam tikra laikmečio dvasia. Ir ką aš noriu pasakyti, kad kiekvienam amžiuje, kiekvienam netgi gal dešimtmetį, gal ir šimtmetį, vyrauja tam tikros tendencijos, tam tikri mąstymo būdai. Ir kai mes kalbam apie pasaulį, tai mes kalbam, kad šitam pasauly yra dvasia, piktoji dvasia, kuri priešinasi Dievo dvasiai. Apaštalas Paulius sako, kad yra netikinti žmonės, kuriems šio pasaulio dievas arba kunigaikštis, tai yra šėtonas, apakino jų protus, kad jiems nesušvistų Kristaus Evangelijos šviesa. Tai reiškia, kad yra žmonių, kurie šiandien netiki, nes jų protas yra apakintas per ką? Per nuodėmę, per geismus, kurie veikia jų nariuose. Ir raštas sako, kad žmonės yra mirę savo nuodėmėse. Taigi, mes įtikėję Kristų išėjom iš mirties, gavom naują dvasią ir pradėjom naują gyvenimą. Bet mes esame šitame amžiuje.
Jėzus Kristus meldės tokia malda. Jono 17 skyriui jis meldės už savo mokinius ir jis pasakė tokius žodžius. Tėve, neprašau, kad juos paimtum iš pasaulio, bet kad apsaugotum juos nuo pikto. Mano, ko Jėzus meldės, jis sako, aš nenoriu, kad jie pasitrauktų iš pasaulio, ar kad jie pas tave nueitų anksčiau laiko, ta prasme, per mirtį. Mes pasitraukiam iš šitos sistemos, mes išeinam į amžinybę, bet kol esam čia, mes esam ir fiziniam buvime būtyje, ir dvasiniai toj amžinoj būtyje, nes žmogaus siela yra nemirtinga. Ir Jėzus sako, aš nenoriu, kad jie kažkaip fiziškai būtų patraukti iš šio pasaulio, bet kad būdami pasaulyje, būtų pasaulyje, bet ne iš pasaulio. Kad tu apsaugotum juos nuo pikto, nuo blogo. Ir apaštalas Paulius, jis taip giliai išgyvena ir taip, kaip sakyt, sunerimęs yra dėl Galatijos bažnyčių, nes jos pradėjo kelią gerai, bet dabar atėjo kitas laikmetis, kita dvasia, kiti mokymai ir jie vėl pasidavė vergystei. Ir kalbant apie mūsų situaciją, gali būti taip, kad tu įtiki Kristų, atsiverti, pažįsti jo malonę, jauti tą jo gailestingumą, meilę, esi pilnas džiaugsmo. Atsimena tą pirmas akimirkas, kai ta sąžinė švari, kai tu eini miegoti ir tau negali sustoti šypsojasis, nes Kristus tave myli. Atsimena tos patyrimus, kažkas nuostabaus, gražaus. Ir įmanoma yra visgi krikščioniui įlysti atgal į šitą pasaulio įtaką ir gyventi nuodėmėj. Arba gyventi po įstatymo našta. Ir čia Paulius sunerimęs, aš sako, noriu jūs apsaugoti. 4 skyriui jis sako, aš sako, kaip tėvas, jūs sako, vėl, kaip motina sako, esu gimdymo skausmuose už jūs, kol Kristus vėl iš naujo prašvis jumyse. Kol Kristus vėl bus matomas jumyse. Taigi pasaulis tai yra sistema priešiška Dievui, kurios galva yra šio amžiaus dievas, kunigaikštis, dvasia valdanti ore arba šėtonas. Dvasinė būtybė. Apaštalas Jonas pirmam savo laiške 5 skyriui 19 eilutėje sako, mes žinome, kad esame iš Dievo, o visas pasaulis yra piktojo. Mes žinom, kad esame iš Dievo, bet visas pasaulis yra iš piktojo. Leiskit man tai dar truputį paaiškinti. Ne viskas, kas yra pasaulyje, ką mes matome, yra iš piktojo. Ta prasme, yra gražaus labai meno. Žmonės sukuria gražių paveikslų. Žmonės išreiškia savo apmąstymus tiek žodžiais, tiek muzika, tiek teptuku ar dar kažkokių šokių, judesių. Kažkaip gražiai, yra daug gražių dalykų. Bet yra to paties meno, kuris yra pilnai stipriai įtakotas kitos dvasios, kuri sukelia kitus jausmus, yra, kaip sakyti, paremta kitom vertybėm. Ir čia negali sakyti, visas menas yra blogas. Negali sakyti, visas menas yra geras. Nes yra tokio meno šiandien, kurio pagalba yra uždirbami dideli pinigai. Ir visų blogybių šaknis yra meilė pinigams. Ir žmonės naudojasi menu, kad pavergtų žmonės, kad užsidirbtų savo klientų ir panašiai. Taigi aš nenoriu, kad mes turėtum tokį siaurą protą ir sakytum, viskas pasaulyje yra bloga, tada tikrai mums reiktų iš čia pabėgti. Nežiūrėti nieko ir nieko nesidomėti. Bet labai svarbu, kad mes būtumėm saugomi nuo pikto. Jėzus meldės to ir mokinius mokė. Tėve mūsų maldoje, neleis mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Gelbėk nuo pikto, todėl kad mokiniai, tie, kurie yra tikintis, jie irgi bus gundomi. Jie susidurs su pasauliu, pasaulis yra aplinkui ir gali įslinkti, pavergti. Pasaulis niekada neduos džiaugsmo. Nuodėmė niekada neduos džiaugsmo. Nuodėmė niekada nepraturtins. Nuodėmė tik iki laiko gali praturtinti. Tu gali matyti, kai žmonės džiūgauja, šoka, linksminasi, atrodo viskas gerai, bet tik iki laiko. Krikščioniškas džiaugsmas ateina
iš ramybės, kuri yra per atleidimą, iš gyvenimo prasmės suvokimo, iš gero santykio su tėvu. Taigi, pasaulis, mums svarbu jį suvokti. Jėzus Kristus mirė, kad išgelbėtų mus nuo dabartinio blogo pasaulio. Ir Jonas pirmam savo laiške, 2 skyriui, nuo 15 eilutės apie pasaulį sako štai ką. Čia yra pasaulio apibūdinimas. Nemylėkite pasaulio, nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame tėvo meilės. Nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo išdidumas. O tai nėra iš tėvo, bet iš pasaulio. Taigi, jis sako, nemylėkit. Jeigu tu mylėsi pasaulį, dalykai, kurie yra pasaulyje, jeigu tu mylėsi tai, kas yra akių, kūno geismas ir gyvenimo išdidumas, tu negalėsi mylėti tėvo. Kai tu mylėsi tėvo, automatiškai tu nebemylėsi pasaulio. Tau nebebus miela būti pasaulyje, tavęs nedžiugins nuodėmė, tavęs nedžiugins puikybė, kaip žmonės puikuojasi ir didžiuojasi. Tai yra tarsi priešingi dalykai, nes tai yra dvi skirtingos karalystės. Dvi skirtingos karalystės. Ir tamsos pasaulis, sakiau, visada pavergs. Kas yra kūno geismas? Kūno geismas yra, dar galim pavadinti, hedonizmas, malonumų ieškojimas. Romėnai, jie būdavo labai atsidavę malonumams, jie netgi mėgdavo tokias puotas daryti, kur ištvirkaudavo, vykdavo orgijos, jie valgydavo kaip besočiai, prisivalgydavo, kampe stovėdavo tokios podinės, jie nueidavo, išsivemdavo, vėl grįždavo prie stalo, vėl valgydavo, vėl eidavo, vėl išsivemdavo, vėl grįždavo ir gyveno tose malonumuose, tiesiog alino savo kūną malonumais. Hedonizmas, seksas, bandymas patenkinti save seksualiai. Nesvarbu kur, nesvarbu kaip, vienas partneris, 2, 5, 25, nesvarbu, vienaip kitaip, sugundyti kažką, gauti, prisivilioti merginą, ją sugundžius tada, pasitenkinti, faina, hedonizmas. Materialūs dalykai nesvarbus, aš vis tiek skaitau filosofiją ir paleistuvauju biškį. Čia 2 skirtingi dalykai. Tai krikščionys yra mokomi, tie dalykai nėra atskirti. Tai yra hedonizmas ir sako, kas yra pasauliai, tai pasauliai yra skatinamas kūno geismas. Skatinama, tai yra pardavinėjama, internetu pardavinėjama. Kodėl nekabina, pavyzdžiui, tenais apatinių rūbų kažkur lentynai, va tai būtų nuotrauka. Nebūtinai turi padaryti moterį labai tokia seksualią, ar net, per akis. Tai šitie visi 3 geismai, kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė buvo Edeno sode. Atsimenat, Ieva pamatė vaisių, sako, jis buvo gražus akim pažiūrėti. Jis buvo skanus. Ir pažadas buvo toliau. Akių geismas, šiandien tai pavadintum materializmu, aš apie jį truputį užsiminiau. Akių geismas. Ką kiti pamatys? Žinot, materializmas yra visiškai neįgalus. Jeigu visi žmonės būtų akli, materializmas neegzistuotų. Žinot tai? Jeigu nieks tavęs nematytų, kaip tu šiandien apsirengiai, aš abejoju, kad moteris jūs ten būtumėt vargusios labai daug. Ką pagalvos, žinai, su kuo aš važiuoju, kur gyvenu ir taip toliau. Matot, dėl to tai yra sakoma, akių geismas. Išimk akis, nebėr to geismo. Jeigu nieks nemato, niekam ir nebesvarbu, kaip tu atrodo. Ir tau greičiausiai nebebūtų taip svarbu. Taigi, tai yra turtų troškimas, bandymas kažką įsigyti, turėti, kad aš būčiau laimingesnis. Ir gyvenimo išdidumas, tai yra apskritai nepriklausomybė nuo Dievo. Sekuliarizmas. Garbės troškimas. Atsako, pasaulis yra apibūdinama šitais 3 dalykais ir praktiškai bet kurią nuodėmę tu galėtum įkišti vieną iš tų kategorijų. Kai Jėzus buvo gundomas, jo visi 3 gundimai buvo su tuo susiję. Ką tu valgysi? Paverš šią duoną. tą akmenį, atsiprašau, duoną. Vienas, ar ne? Išmėginti Dievą, paskui eik, padaryk kažką ir tu gausi garbės. Nušoksi, visi tave garbins, nušoksi nuo šventyklos, neužsimuši. Vau, angelai tave saugos, įsivaizduoji, visi tave pripažins, kad tu esi pranašų pranašas.
Tai yra gyvenimo išdidumas. Ir paskui sako, nusilenk, pagarbink mane, atiduosiu tau visus turtus. Ir Kristus visiems dalykam Dievo žodžiu atsakė ne. Dievo žodžiu pasakė ne. Tai vat pasaulis ir šėtonas jis kitų įrankių neturi. Ir jeigu jisai prieis, jis prieis per tuos 3 dalykus prie tavęs. Ten sąrašą galim pailginti, aš nesiplėsiu. Bet faktas yra tai, kad Kristus išlaisvina mus nuo pasaulio. Tai reiškia, jis suteikė mums galę pasirinkti kitaip, atsispirti ir davė išminties suvokti, kad tai, kas kvepia auksu, dar nėra auksas. Kad tai, kas yra patrauklu, akim veda į pražūtį. Žmonės pasaulyje to nežino. Jie patenkina save, paskui žiūri, manim pasinaudoja. Išdūrė. Mat jeigu tu būtum su Dievu ir turėtum išminties, būtum supratęs, kad ten geriau neit, nes vis tiek išdurs, tavim pasinaudos. Net neik ten. Nepasiduok tam trumpam malonumui, nes tu pražūsi. Ir Kristus nenori, kad kas pražūtų, bet kad būtų išgelbėtas. Dar vienas apibūdinimas, tokį apaštalo Pauliaus žodžiais, 2 laiške Timotiejui 3 skyriui. Apaštalas Paulius sako, kokie bus paskutiniai laikai ir pažiūrėk, ar tu irgi patiri tai savo gyvenime, gal randi netgi savo paties gyvenime. Jo perspėjimas yra apie pasaulį ir paskutinius laikus. Jeigu Paulius galvoja, kad jis gyvena paskutiniais laikais, tai po 2000 metų aš tau galiu garantuoti, kad mes esam 2000 metų arčiau paskutinių laikų. Ir štai, kai jis sako, kas bus paskutiniais laikais. Jis rašo Timotiejui ir sako, žinok, kad paskutinėmis dienomis užeis sunkus laikai, nes žmonės bus, kokie čia, 19 savybių išvardinamos, savimilos, pinigų mylėtojai, pagirūnai, išdidus, piktžodžiautojai, neklusnus, tėvams, nedėkingi, nešventi, nemylintis, nesutaikomi, šmeižikai, nesusivaldantis, šiurkštus, nekenčiantis to, kas gera, išdavikai, užsispyrę, pasipūtėliai, labiau mylintis malonumus negu Dievą, turintis dievotumo išvaizdą, bet atsižadėję jo jėgos. Šalinkis tokių žmonių. Jeigu paskutiniais laikais žmonės bus tokie, ir jis sako, jie tokie dar nėra, jie bus labiau sugedę. Ir jeigu mes gyvenam tokioje aplinkoje, kur tokių žmonių yra daug, tai aš tau galiu pasakyti, kad tau gyventi šventai ne taip yra daug sunkiau. Nebent tu randi būdą, kaip per Kristų rasti jėgų atsisakyti tų dalykų. Nes Jėzus Kristus buvo visiškai priešinga, vat kas čia yra įvardinama. Šitie žmonės, kurie čia įvardinami, savimilos. Apie Jėzų galim pasakyti, kad atvirkščiai. Jisai mylėjo kitus. Jis nieko atrodo nedarė savo. Susikūrė grupelę apaštalų ir, pavyzdžiui, vertė jas garbinti. Niekur nėra taip, žinai. Šlovinkit mane, nutapykit paveikslų mano, iškabinkit kur nors, tegu kiekvienoj sinagogoje po vieną kabą. Jis nedarė jokių tokių dalykų. Pinigų mylėtojai. Jėzus mokė, palaiminčiau yra duoti negu imti. Visiškai priešingai. Šiandien žmonės myli pinigus. Šiandien žmonės net nelabai įsivaizduoja, kad galim būti laimingų be pinigų. Ir kai šiandien pasakai, mums su žmona dažnai būna, žmona mano švedė, mes važiuojam kur nors, anksčiau sieną tikrint, sako, a tai kur jūs gyvenat? Sakom, Lietuvoj. A tai ko ne Švedijai? Nu, tik laimė, Švedija yra. Ten žmonės, ką jūs čia veikėt Lietuvoj? Ir jie žiūri mus kaip į ufonautus. Nu, Lietuvoj kaip ir neįmanoma būti laimingu. Ir jeigu tu pinigų daug neturi, tai kam čia toj Lietuvoj gyventi? Kas tai yra materializmas? Žmonės vertina, kad laimė piniguose. Jėzusgi sakė, tu būsi labiau laimingas duodamas negu imdamas. Ne tavo atlyginimo dydis, o kiek tu nuo to atlyginimo sugebi išdalinti kitiems ir paaukoti savo pinigų kitiems, savo šeimos nariam, pažįstam, artimiesiam, vargšam. Va, kas tave laimingų padarys. Šiandien pasaulis to nemokina. Nežinau kur, bet televizijoje retai tu išgirsi kur nors to. Verslininkai nesako viens kitam,
Klausykit, darom vieną tokį, sukuriam tokį forumą, simpoziumą, kaip išdalinti daugiau pinigų šiais metais. Aš dar tokių negirdėjau. Yra tokių, aš žinau, krikščionių tokių susibūrimus. Ir šiaip žmonės, kurie labai turtingi, supranta, kad šitas principas yra teisingas ir jie mokos duoti. Aš nesakau, kad visai nėra davimų, bet Jėzus mokė priešingai. O žmonės šiaip yra pinigų mylėtojai, pagirūnai. Jėzus niekad savęs neaukštinus, kaip tik žemino save, iki kryžiaus nužemino save. Išdidus. Jėzus pasirinko plauti kojas mokiniams, netapt tarnu. Piktžodžiautojai. Jėzus atvirkščiai kalbėjo paguodą, atleidimą, padrąsinimą. Neklusnus tėvams. Jėzaus pagrindiniai žodžiai būdavo, atrodo, apie savo misiją, sako, aš nieko nedarau, ko nematau tėvą darant. Aš vykdau tik tai tėvo valią. Mes matom jo pagarbą, jo rūpestį, mama. Bet šiandien mes matom priešingus dalykus. Šiandien vaikai yra neklusnus tėvams. Jie galvoja, čia tas paauglystės sindromas yra tik paskutinių laikų sindromas. Jis atsirado visai nesenai, nežinau ar suvokė tai, kad paauglių nebuvo prieš 200 metų ir prieš 100. Jūs neegzistavot, paaugliai. Buvo tik vaikai ir suaugę. Šiandien yra nauja kategorija, paauglių nuo 12 iki 30. Ir jiem baisu yra, jų už normalius dar suaugusius nelaiko, jeigu tau 15, tave nežiūri kaip į suaugusi, esi tapatybės krizė, nieks tau neuždėjo, žinai, etiketės ir sako, tu esi ūkininkas, tu esi tas, kaip anksčiau, žinai, tu esi 13 ar 14 metų, skirtingose šalyse. Ir viskas, rūpinės, šeima, darai tą ar aną, profesiją pasirinkai ir tu važiuoji, darbuojas, mokais. Šiandien mes tiek daug mokomės, kad esam užstrigę tapatybės tokioj krizė atrodo. Bet aš gal net neisiu per visus šitos dalykus, tu gali jas pasižiūrėti, kad tie dalykai jie prieina prie mūsų visų. Ir apaštalas Paulius jisai sako, kad Jėzus Kristus mirė tam, kad išgelbėtų mus nuo dabartinio blogo amžiaus. Įstatymas buvo žydų supratimu tai, kas turėjo juos išgelbėti nuo dabartinio blogo amžiaus. Žydai turi tą supratimą, kad jie vieną kartą išėjo iš Egipto, bet kiekvienas tikras žydas irgi turi išeiti iš Egipto savo širdyje, atsisakyti Egipto arba pasaulio šitų dalykų savo širdyje. Jėzus Kristus buvo tas žydas iš Dovydo giminės, kuris buvo ir žmogus, ir Dievas, gimęs tam, kad įvykdytų visą įstatymą ir atneštų laisvę. Jeigu šiandien žydai dar tebesiekia būti išlaisvinti iš šio Egipto per įstatymą, tai Paulius šitoj Evangelijoje ir laiške Galatams argumentuoja, kad ne, vienintelis būdas išeiti ir būti išgelbėti mums iš šio pasaulio yra per Jėzaus Kristaus auką. Tik per Jėzaus Kristaus auką, per Dievo suteiktą malonę, dėl to, kad Jis mums davė savo šventą dvasią, mes galim gyventi šventą gyvenimą. Jeigu tu galvoji, kad tu kaip krikščionis, bandydamas įtikti ar tai, žinai, kokiam kunigui ar pastoriui, ar ten bažnyčio žmonėm, ir bandydamas sekmadienį pasipuošęs gražiai atrodyti, ir tu patiksi Dievui, tom pačiom pasaulio vertybėm besivadovaudamas, arba įstatymu, priversdamas save, kiekvieną rytą melsiuos, dabar kelsiuos būtinai, neatsikeli, viskas. Ir kažkokiu būdu bandai vienais ar moralės įstatymų, ar Dievo įstatymų iš Seno testamento, bandai tikti Dievui, tu atmeti Kristaus malonę. Ir apaštalas Paulius gina šitą dalyką, sako, brangieji, laisvę mes turim Kristui. Pagrindinė šio laiško eilutė yra Galatams 5:1. Tvirtai stovėkit laisvėje, kurie Kristus jūs išlaisvino, ir nesiduokit vėl įkinkomi vergystės jungą. Būkit laisvi, brangieji, būkim laisvi. Kristuje, Jėzuje mes esam laisvi. Tai reiškia, kad Dievas yra už mus, o ne prieš mus. Bausmė įvykdyta vieną kartą ir visiems laikam. Išmintis, kaip gyventi šitam pasauly, neteis per tai, kad tau kažkas pasakys.
neliesk to, švęsk šabą, eik ten, daryk tą. Ne per tai, bet per gyvenimą klusnume šventai dvasiai. Tavo ir mano, kaip sakyti, darbas arba pastanga yra tiesiog būti bendrystėje su šventąja dvasia. Ji mums teikia jėgą, ji mums teikia stiprybę, kaip gyventi šventai. Ji yra mūsų mokytojas, mūsų godėjas. Jėzus sakė, aš jums siųsiu tėvo pažadėtą šventą dvasią, kad ji nukreiptų jūsų žingsnius, kad ji paguostų jūs. O paguoda, žinot, ką reiškia? Tai ne tik, kad, oi, vargšelė, kaip tau blogai buvo. Oi, gal kitą kartą taip nebus. Nieko, praeis. Ne, ta paguoda yra susijusi su palaikymu. Šventoji dvasia yra tai, ką mes įsikimbam. Tai ta, kuri veda mus, kai mes esam tokie silpni arba pusiau akli, kai tu įsikimbi parankę šventai dvasiai, jinai išveda tave pro visus labirintus. Ne tu save išvedi. Taip tau reikia eiti. Kojomis savo turi eiti. Tu turi įsikabinti. Bet šventoji dvasia, ir tai yra malonė, kad jinai išveda per labirintą tave, jinai apsaugo tave nuo visokių blogių, nuo to paties materializmo, nuo hedonizmo, nuo kūno geismų, nuo išdidumo, nuo visų tų dalykų jinai saugo. Ir Paulius sako, kad krikščionių gyvenimas yra toks, dėkoti Dievui, kad ne savo jėgom aš galiu tai padaryti, tavo malonė tai leidžia man padaryti. Ir todėl krikščionys gali pasakyti, kaip Jonas Krikštytojas, mano darbas vis mažėt, o Kristui manyje didėjant. Ato žmonės, kurie gyvena pagal įstatymą, jie vis didėja ir didėja. Ir jie vis labiau ir labiau tampa pagirūnais. Kaip? Jie sako, aš dabar jau labai mažai nusidedu. Nebegeriu ir neberūkau. Nu, čia tas pirmas tokios šlikščiausias Dievui nuodėmis, negerti ir nerūkyti. Turiu pasakyti, kad rūkimas Dievo taip neerzina kaip išdidumas. Niekur nėra pasakyta, tie, kurie rūko, nuo jiems aš priešimsiuos. Ne. Sako, jis priešinasi išdidėsis. Apie ką kalba eina? Kad žmogus, kuris gyvena įstatymu, jis net nepabėgs nuo to, kad pradės girtis, lygintis su kitais. Man patinka Rikas Warrenas, Amerikos pastorius, sako, visų blogybių šaknis yra lyginimasis su kitais. Ir įstatymas visada savyje turi lyginimas. Tu lygini save su savim su vakar, žinai, savim su kaimynu ir taip toliau. Kristaus malonė visą tai patraukė. Ir padarė mus priimtinus. Padarė mus priimtinus Dievui. Ir yra laisvė. Ir toliau mums reikia gyventi šventąją dvasią. Aš čia baigiu ir einant prie komunijos, aš norėčiau paraginti kiekvieną ištirti save. Aš turiu tokį rūpestį irgi. Mane labiausiai gal liūdina tas regresas, kurį kartais matau tikinčiajam. Be jokio kaltinimo. Nes kaltinimas nepadės nė vienam. Bet kartais tikintieji yra buvę karšti dėl Dievo. Melsdavosi, skaitydavo raštą, džiaugdavosi bendrystę su Dievu. Aukodavo ir pinigus, savo laiką, savo pastangas. Po kiek laiko pradeda gyventi savanaudiškai. Mane tai liūdina labai. Aš galvoju, kai kurie net įlenda į nuodėmę vėl, į materializmą, ieško malonumų visokių. Šiandien iš tikrųjų yra visko mums pilna, ar ne? Jeigu sovietmečių saldainį valgydavo, nežinau, kartą mėnesį, tai šiandien 3 kartus per dieną. Pusryčiams reikia desertui, pietums reikia desertui. Ir vakarienė reikia desertą. Paprasme, šiandien visko yra tiek daug, pasirinkimų pilna. Atostogas gali rinktis čia, ten, dar kažkur. Siekti galimybių, užsidirbti pinigų yra tiek.
apgaudinėdamas dar daugiau atrodo galėtum užsidirbti. Ir kartais krikščionis vėl pasiduoda taip, tam dabartiniam blogam amžiui ir to amžiaus dvasiai. Aš noriu tave padrasinti ir pasakyti, Kristus nepyksta ant tavęs. Bet Kristus liūdi dėl tavęs, jeigu tu esi supančiotas šitais pančiais. Aš noriu paraginti tave, atsigręžk į Jėzų, pažiūrėk jį, pripažink savo kaltę, pasakyk jam, Jėzau, trokštu aš tų dalykų, noriu aš galėčiau palikti bažnyčią, man taip neskaudėtų, bet palikti pelningą, nors ir suktą darbą man labai sunku. Arba ten dar kažkaip, žinai, nustot apgaudinėti, ar dar, nežinau, N dalykų, visą ką pasakiau. Dirbti, žinai, malonumam savo kažkokiems. Te Kristaus dvasia apkaltina, jeigu tu jauties pateisinantis save. Te Kristaus dvasia apšviečia mūsų visų širdis, kad mes suprastumėm, jog vieną dieną vis tiek reiks atsiskaityti. Kad Kristus atlygins už mūsų darbus padarytus čia kūne, bet jo malonė yra tarsi atmetama ir paniekinama, kada mes pasiduodam vėl vergystei. Tarsi išlaisvina jis aukodamas save, o mes vėl atgal į tą vergystę. Išpirko turgų, mes sakom, bėgu pas tą patį šeimininką. Ką tik iš vergų turgaus išpirktas, galėtum laisvę gyventi, vėl atgal nubėgti. Nebėkim, kaip Petras sako, kaip šuo, kuris grįžta atgal prie savo vėmalo. Jeigu taip įvyko, atgailauk, kad nereiktų vėliau gailėtis. Jeigu esi silpnas ir tu matai, kaip tau sunku išeiti, tai pripažink savo silpnumą. Išeik iš to, kad dabar bandysi save priversi kažkokiais būdais dar labiau susiveršti diržą ir dar pakančiau kažką daryti taip stipriau. Ne, atsigręžk į Kristų. Tai šita duona, kurią valgysim, būna tau gyvybė, tai šita taurė, iš kurios tu gersi, tai būna tau dvasinis sustiprinimas ir šventoji dvasia atgaivins tavo dvasią, suteiks tau vilties, kad tu gali gyventi kitaip. Tavo vardas Dievo vaikas. Tavo vardas nebėra nusidėjėlis. Tavo vardas yra Dievo vaikas. Tu esi atpirktasis. Tu esi šventasis, paskirtas jam. Tu priklausai jam. Gyvenkim jam. O jeigu dar nesi atidavęs savo gyvenimo Kristui, gal tu atėjai, čia lankaisi pirmą kartą tokiam susibūrime tikinčiųjų, ar tai būtų šitoj bažnyčioje, ar būtų kitoj krikščioniškoj bažnyčioje, kur Kristus yra skelbiamas, paves savo gyvenimą. Bet einant link šios komunijos, aš noriu paraginti, tai yra skirta tik tais tikintiesim. Ateidami komunijos mes atgailaujam ir susitaikom su Kristum, jeigu esam jį kažkame įžeidę ar savo veiksmais, ar savo mintimis, ar savo žodžiais, mes nusigręžiam nuo to. Ir jau čia laiko pasitaisyti nėra. Tik tai laikas tau priimti atleidimą ir priimti jo malonę. Čia nėra laikas tau pasitaisyti. Per trumpą. Nusigręžk ir priimk jo malonę. Nusigręžk, atsiprašyk ir priimk jo atleidimą. Ir te suteikia tau tai stiprybę, kad galėtum eiti pirmin. Atsistokim visi maldai. Viešpatie, prašome tavęs, kad tu palaimintum šią komuniją ir mūsų atėjimą prie šio stalo. Tavo žodis ragina mus ištirti save. Žinom, koks tu esi kantrus ir maloningas. Ačiū tau, Viešpatie, kad nei vienas negali savęs patobulinti, pagerinti pats iš savęs. Mes tik galim atsiprašyti, o kam nereikia atsiprašymo, kas jaučia tavo tą ramybę, malonę. Viešpatie, mes tiesiog džiaugiamės tavo artėjančio atėjimu. Ačiū, kad leidi mums dalyvauti komunijoje, Viešpatie, kiekvienam, kuris gimė iš dvasios, kuris yra tavo vaikas. Ačiū tau, tai yra mūsų garantas,
kad vieną dieną mes būsim su tavim, vieną dieną tu sugrįši, Jėzau, mes apsikabinsim tada tave, matysim tave akis į akį. Galbūt verksim galvodami apie išvaistytas kažkokias akimirkas, bet tuo pačiu metu pamatysim labai, labai daug dalykų, kur tu mus gelbėjai, kiek tu daug mums atleidai. Ir Jėzau, aš meldžiu, kad kiekvienas, kuris šiandien turi atgailauti dėl dar didesnių dalykų savo, dar labiau pamiltų, kaip tu pasakei. Kam daug atleista, tas daug myli. Kad mes nebūtumėm tokie pilni nuosavo teisumo, sakantis, man nereikia šiandien atleidimo, tada ir mūsų meilė bus labai menka. Bet suvokdami savo silpnumą, Viešpatie, mes priimam tavo malonę, ištirk kiekvieną iš mūsų. Ir meldžiam, kad tu, Viešpatie, mūsų saugotum nuo pikto. Tavo brangiu vardu, Jėzau, meldžiame. Amen.